gyventa čia labai smarkiai. Reiškia, gyvenvietė galinga buvo palei Dūkštelę, ant kalno, ant piliakalnių visur. O staiga anoj pusėje pilkapiai. Tai vat tokia yra pasakoja, kad čia degindavo, aukodavo ir į aną pusę. Ir su valtim į aną pusę ir ten yra galingi pilkapiai. Va. Šitas piliakalnis, Svendė piliakalnis, paminklų čia žymiai daugiau, yra formatyvinis didžiulis pilkapynas tyrinėtas, prieš karą tyrinėtas ir dabar Gintautas Vėlius tyrinėjo. Ir Kernavės rezervatas, rezervato direkcija dalyvavo tokiam projekte archeokraštovaizdis, tai yra archeologija ir žmogus senovėje ir dabar. Šimtus kažkur metų, tai buvo va ten toliau dar, jisai nugriuvo. O karalienė gyva yra tenais prie kelio, jeigu bus laiko galėsim užgrįžti. O čia dabar Dūkštelės slėnyje, jeigu ąžuolinė tam yra iki 200 metų ąžuolai, tie skaičiuojami maždaug, va, tokio lygio. Kas? Piliakalnis Bradeliškių yra tyrinėtas, tai Daugudis tyrinėjo, po to buvo, kada nuslinko šlaitas, buvo dar vieni tyrinėjimai, tai yra brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis, tai yra maždaug laikus iki Kristaus ir iki pat pirmo tūkstantmečio pabaigos. Jame tikrai yra gyventa, yra kultūriniai sluoksniai ir mes apie jį žinom. Medinės pilis, jos yra sudegusios, tai išliko tik tai užpuolimų metu sudegdavo ir todėl ta žemė yra tokia juoda, degesinga.
žirgai, kam tie ratai, prie saulytės namų Dievo žirgai, laimos ratai, saulės dukros jaunikai. Šičia yra dvi pilkapių grupės, tai yra čia tokia griova, už griovos dar viena pilkapių grupė. Ir čia paneriais labai daug jų yra pilkapynų. Šitas yra tyrinėtas dar prieš karą, tai yra Holobovičiai, Vilniaus universiteto, tai yra Lenkų metais, buvo šitas pilkapynas tyrinėtas. Žaliojoj girioj sieras akmenėlis, du brolaliai sakuolėliai gromatėlai raš. Du brolaliai sakuolėliai gromatėlai raš. Du brolaliai rašė, trečias pradžiai to. Visi čia vadina, kad čia džiuravas akmuo. Lenkai. Nu ir va, būk tai čia pėda, avies, ožkos, dar kieno nors. Ne avies ir ne ožkos. Bet va, anoj pusėj. Thank you.